Labas. Šiandien pakalbėsim apie kaip įsigyti ir kur įsigyti Bitcoiną arba Ethereum. Kalbėsiu tik apie šitas dvi kriptovaliutas ir pasidalinsiu geriausiomis savo įžvalgomis ir vietomis, kur tai galima padaryti. Dauguma žmonių visgi praranda savo kriptovaliutas ne dėl rinkos svyravimo. Matom, Bitcoinas per paskutinį laikotarpį nukrito gana stipriai, bet tai nėra priežastis, dėl ko žmonės praranda savo kriptovaliutas. Dažniausiai kriptovaliutas žmogus praranda dėl to, kad nemoka tinkamai jų saugoti. Šiame video aš kalbėsiu apie tai, kaip laikyti, pirkti ir saugoti būtent fizinį kriptoturtą, jeigu taip galima būtų pavadinti. Taigi paprastos klaidos, kurias žmogus padaro, tai yra pamiršta frazes, pameta frazes, apie tai netrukus kalbėsiu, tiesiog pameta savo kriptovaliutą arba tiesiog ją praranda dėl apgavikų, dėl sukčių kaltės. Taigi, kur pirkti kriptovaliutą? Aš pasidalinsiu tik vieną kriptokeityklą, tai yra kraken.com. Šią kriptokeityklą naudoju nuo pat pradžių, kai pradėjau investuoti ir kažko geresnio tiesiog nesu atradęs. Kraken.com tai yra puikus sprendimas jums, galite prisijungti, užsiregistruoti, iš esmės galite pirkti visas įmanomas kriptovaliutas, tiek eurais, tiek doleriais, svarais ir kitomis valiutomis. Taip pat dar galima kriptovaliutą pirkti ir per kitus brokerius, kurie siūlo kripto instrumentus, tačiau apie tai aš pakalbėsiu kitame video. Šiandien tema yra grinai kriptovaliutos ir kaip jas įsigyti ir saugoti. Taigi, kriptovaliutą galima pirkti būtent keityklose, bet kai ją nusiperkame savo keitykloje, labai svarbus dalykas yra, ar ją palikti keitykloje. Ką reikia suprasti, kad jeigu jūs paliekat savo kriptovaliutą keitykloje, jūs turite savo kripto likimą atiduodate į tos keityklos rankas. Jeigu kažkas nutiktų ir su Krakenu, nors per 10 metų nieko nėra nutikę, bet jeigu kažkas nutiktų, jūs galite prarasti savo kriptovaliutą. Taigi, jeigu norite maksimalios saugumo, jums reikia kažkur tai tą kriptovaliutą išsivesti, išsikelti. Yra dvi geriausios, žinomiausios vietos arba būdai, kaip galima saugoti savo kriptovaliutą. Tai yra ledgeris, paprastai kalbant. Tai yra štai toks USB raktas, Nano X plus. Tai yra tiesiog instrumentas, kuris padeda jums neprarasti savo kriptovaliutos. Jūs parsisiunčiat iš keityklos savo kriptovaliutą į ledgerį, arba yra dar Trezor, irgi vienas iš sprendimų. Ką padarot? Techniškai tai atrodo labai paprastai. Turit appsą, turit kompiuterį įsirašęs programą ir matot savo portfelį. Prisijungiate su savo slaptažodžiais ir va čia parodysiu. Ledgeris sukūrė specialiai tokius kaip metalinės plokšteles, kurios padeda saugoti jūsų slaptažodžius, nes kiekvienas kriptovaliutų raktas, pavadinkim, jisai turi 24 žodžių frazes, slaptažodžius, kurie ir padeda jums pasiekti savo kriptovaliutą visame tame blockchaine. Jūs galite šį raktą pamesti, šį raktą jūs galite pamesti, svarbu nepamesti tų savo frazių. Jeigu pamesit frazes, įsigyję naują prietaisą, įvedę tas frazes, jūs vėlgi prieisite prie savo kriptovaliutų. Tokiu atveju jums vienintelis dalykas bus sugalvoti, kaip saugiai pasidėti savo slaptažodžius. Dar labai svarbus dalykas, kurį reikėtų pasidaryti, tai užsidėti 2FA slaptažodį, kuris nuolatos kinta, dviejų faktorių autentifikacija, kitaip vadinama, tiek jungiantis prie ledgerio, tiek jungiantis prie Krakeno. Šis dalykas yra privalomas. Nes dažniausiai, jeigu papulsit ant kokio nors skemo, netyčia paspausit ant kažkokio e-mailo, gausit kažkokį SMS ar kažkas jums parašys apsimetęs jūsų draugų ar pažįstamų, tai bus papildomas dalykas, kuris padės jums galbūt identifikuoti, kad tai yra visgi apgaulė. Nes papildomas žingsnis visą laiką reikalaus šiek tiek ilgesnio proceso, ilgesnis procesas galbūt padės jums susidėlioti dalykus ir suprasti, kad tai visgi nėra tai, ko jūsų prašo. Taigi, kaip skemeriai dažniausiai bando prieiti prie tokių dalykų, tai per netikrus e-mailus, per visokius airdrop pasiūlymus, per irgi labai populiarus supporto žinutes, kur atrodo, kad lyg ir viskas taip, bet pasigilinus visgi
visgi matome, kad yra skirtumų. Tai galūnė netokia, tai ne visas atvaizdavimas išpildomas ir kiti panašus dalykai. Taigi trumpai šiandien su šito video norėjau pasidalinti šią informaciją ir nors ir bitkoinas krenta, bet kviečiu visus, kurie jį planuojat arba jau investuojat, daryti tai saugiai ir apie kitas rūšis investavimo pakalbėsim kituose video. Jeigu patiko turinys, spausk like, prenumeruok kanalą ir pasimatysim kituose video. Iki.